Sveiki visi! Šitas video bus tęsinys mano neseniai išėjusio video apie pentatonikas. Ten pašnekėjom daugiau apie kokias natas rinktis, būtent improvizuojant, soluojant, kuriant savo frazes. Šiandien šnekėsime apie ekspresijas. Ekspresijos yra būtent tam tikros technikos, kurios pagyvina grojimą, daro jį įdomesnį ir suteikia emocijos. Frazė, pavyzdžiui, tai labai jinai būtų nuobodi tiesiog ta. Bet jeigu, pavyzdžiui, pagrojau vibrato, slaidai, va tokie legato niuansėliai. Visa tai ir yra ekspresijos. Ir apie jas dabar pakalbėsim konkrečiai pačias pagrindinės atskirai apie kiekvieną. Pradėkime nuo vibrato. Tai yra tiesiog technika, kurią visada jau nuo seno naudoja dainininkai arba kiti instrumentai. Tiesiog tam toks ir jeigu būtų tiesiog nu ta nata plokščia nuobodi. Tiesiog lieka, ne, atrodo tuščia, kažko trūksta. Tai vibrato yra kelių rūšių. Pirmas nuo seno naudojamas yra klasikinis, kai tiesiog uždedam pirštą ant skirsnio ir ranką judinam į šonus. Prispaudžiam, nykštys per vidurį grifo, prispaudžiam natą ir ranka juda šitaip. Jis yra subtilus. Galiu visą pentatoniką pagroti. Labai sveika taip ir pasipraktikuoti. Ką begrotumėm gamas arba šiuo atveju naudoju tiesiog minorinės pentatonikos boksą. Klasikinis vibrato. Dabar jeigu naudotume roko arba bliuzinį vibrato, jų irgi yra labai įvairių. Ranka, jinai juda labiau taip, ne į šonus, bet šitoks judesys yra. Jo, natą prispaudžiu ir yra kaip ir mikro patempimas. Aš tempiu natą į viršų ir žemyn, bet pakankamai greitai darau tą judesį. Ir gaunasi efektas toks daug dramatiškesnis, negu būtų klasikinis vibrato. Šeikinam tą stygą. Kiek dramos įdėta jau čia grinai nuo jūsų priklausot. Galit subtiliau? Svarbiausia, kad stabiliai prispaust natą ir išgirstumėt tikrai, kad tas vibrato vyksta. Lyg dainuotumėt. Galit praktikuotis vienas natas be vibrato. Šiek tiek palaikau natą ir tada tas uždelsas vibrato jisai gražus. Ir būtent dainininkai irgi taip daro. Taip. Gal toks. Tai va, daug dainingesnės tada frazės yra. Toliau pakalbėkime apie legato. Legato tai yra technika, kai mes jungiam kiekvieną vieną natą su kita nata kuo sklandžiau. Ne atskiras natas. Čia būtų atskiros, o ne viena ir kita nata, o jeigu turim tiesiog sujungtosios. Gitarinėme žargone dažnai sutiksit tokius apibūdinimus kaip hammer on ir pull off. Tai čia būtent yra viena legato forma. Tai kaip mes tiesiog prispaudžiam vieną natą ir tada tiesiog kitą pirštą kaip trenkiam per skirsnį ir paliekam tą pirštą stovėti. Toks gana staigus judesys, mes užgaunam natą, jinai skamba ir tada uždedam pirštą, kad tos natos nenugesinti. Čia vadinsis hammer on. Priekį. O pull-offas tai būtų tiesiog, kai mes turim šito pirštų natą laikom, jau pasidedam kitą pirštą, į kurį darysim tą pull-offą, į kurią natą ir tada tiesiog kabinam taip šiek tiek lyg žemyn tokiu kabliuku, kad ta nata nenugestų, nes matai, jeigu aš tiesiog atkelsiu pirštą, tai ta nata užgesta, o jeigu tokį šiek tiek
agresyvesnį kabliuką padarau, tik stenkitės, kai ant kitų stygų grosit, neužkliudyt prieš tai buvusių stygų arba jas užgesinti su pirmu pirštu, pavyzdžiui. Tai galim kombinuoti hammeroną su pull-offu. Matot, tada man dešinės rankos iš vis nereikia, ne? Ir taip ir treniruojamės. Kiekvienam boksą. Hammeronas arba atvirkščiai, pull-offas hammeronas. Geras pratimas būtų panaudoti pull-offą, hammeroną ir vibrato. Treniruojamės kiekvienam pirštu. Vėl galim ir klasikinį. Subtiliau. Dramatiškiau. Hammeronas ir pull-offas viena legato forma, dar viena legato forma gitaroje yra slaidas, kai mes tiesiog vieną natą laikom ir stumiam pirštą į kitą skirsnį. Pavyzdžiui, slaidas aukštyn, slaidas žemyn. Galim įvairiais pirštais treniruotis pirmų paruošti, bet ir antrų reikia mokėti, ar trečių, ir aišku mažylį irgi treniruoti, kad jis padarytų tokius dalykus. Tiek aukštyn, tiek žemyn slaidas. Galim kombinuoti irgi su hammeronais pull-offais. Čia aš aišku rodau tik tai bokse, bet jeigu jau pasileisit per visą pentatoniką ant vienos stygos, pavyzdžiui, daug čia galimybių, per daug nesiplėsim. Dar vienas irgi šiaip į legato kategoriją patenka, tai aišku patempimai. Atsimenu, kai pradėjau groti, mane labiausiai tie bendai žavėjo kažkaip. Pamačiau, kai kažkoks gitaristas gal muzikos parduotuvėje tiesiog grojo su bendais kažkokį solo, tai aš taip, wow, eina savo, man čia jau viskas akustinės nebereikia, nors turėjau akustinę, jau buvau išmokęs akordus, jau reikia elektrinį. Bendas šiaip yra labai ekspresyvi technika. Mes galim tempti toną, galim tempti pustonį, galim tempti net pusantro tono, jeigu jau esat labiau Davidas Gilmouras. Bet pradžiai pabandykim tiesiog pentatoniką, liekim pentatonikoje, pabandykim patempti, pavyzdžiui, iš šito bokso į šitą, tą sekantį pentatonikos, lia, do, ir iki šitą do tempsiu per toną. Per tonas 2 skirsniai. Pasitikrinkit, ar girdit tą natą, į kurią tempėt. Tai jeigu do tempiu iki re, tai galit slaidą pagroti pirmiausia, nes jis panašiai skamba kaip bendas. Dar šiek tiek ir vibrato pridedu, irgi labai ekspresyvi technika, nes kai bendas tiesiog irgi toks pakibęs, jis nesiklausosi, daug smagiau yra, kai ir aišku, pirštus jau reikia nykštį laikyti užmetus ir visą laiką darot bendą, remkit, netempkit vienu pirštu, neparemkit su kitais pirštais. Jeigu, pavyzdžiui, trečių pirštų tempėt, šitie pirštai gali pagelbėti, arba antrų, tai pirmas pirštas. Trečių patogiausia ten šiaip, nes stipriausiai. Atremiam. Per toną, per slaidas. Čia jau reiktų pusantro tono tempti, ne, jeigu norėčiau sekančią pentatoną. Jau net stygus nušoka, žemyn turbūt reikėtų tempti. Kažkas tokio, bet geriau nesiplėšit. Čia irgi pusantro tono, tai šiek tiek per daug. Čia galima netempti. Gerai. Dar yra tokia technika kaip pre-bendas. Tai tiesiog, jeigu mes užtempiam natą iki ir ją galim tiesiog paimti jau patemptą ir irgi labai gražiai, čia kaip slaidas žemyn, bet iš niekur, taip aš užtempiu. Aišku, čia reikia pasipraktikuoti, kad žinot jau pirštų raumenis, žinotų, kiek
tą stygą tempt, kad jinai, būtų šita nata. Kažkaip pasipraktikavus jau pradėjau. Dar viena ekspresija, gal ne tiek svarbi, bet irgi dažnai bliuze naudojama tokie reikai, kaip vadiname, tai tiesiog permūtintas stygas. Kažkaip per stygas triukšmai visokiausiai. Galima ir juos naudoti, kodėlgi ne, bet tai priklauso nuo stilius. Tai pabandysiu dabar pademonstruoti su backing tracku, kaip visos tos ekspresijos skamba, kaip mes galime jas praktikuoti. Ne, vėl, kad ir vienam bokse būsiu, tai vibrato. Hameronai. Nepamirštam vibrato, jo, paliekam. Slaidai. Bendai biški. Tokie ketvirtatonių galima pradėti. Jeigu jums patinka toks stilius, arba galite ir per toną tempti. Pusturis. Jeigu daugiau, manau, pusantro tono. Ir kombinuokit juos, vis auginkit. Vibrato, slaidai, bendai, pribendai. Kad ir paimkit, pavyzdžiui, kad ir paprastą nuobodžią frazę, tarkim, tiesiog 5 natos prieki, 5 natos atgal, ne? Labai primityvų, ar ne? Bet jeigu pridedame ekspresijų, viskas skamba, žiūrėkit, kaip gali skambėti. Paprastas kelias natas pasiėmę, galit vien ekspresijų pagalba sukurti kažkokį tai efektą, ne? Porą natų, pavyzdžiui. Dinamika, ne? Tyliai, garsiai gali būti. Netgi kur aštrėjau, jeigu prie gitaros tilto įmų, tai daug aštresnis garsas. Taip pat galite naudoti, jeigu turite ir vibrato šitą barą irgi. Tiek vibrato, tiek... Gali ir į viršų tempt. Toks vibrato yra šiek tiek, negu su pirštu darytume. Reikia galbūt tokie, arba stakato, tokie trumpos natos.
tikiuosi šiek tiek paaiškėjo, kas yra ekspresijos, kaip jas naudoti ir kaip galim pagyvinti savo grojimą jų pagalba. Klausykit, kaip kiti gitaristai tai daro. Tikrai, turbūt nerasit ne vienos elektrinės gitaros solo, kur nebus naudojamos dauguma iš šitų ekspresijų. Kągi, kitam video pašnekėsim apie frazavimą ir kaip laike išdėlioti mūsų frazes. Pasidalinsiu keletą savo įžvalgų. Tai iki greito susitikimo.